Labas brangiai. Šiandien apie naujienlaiškius. Atėjo šventinis laikotarpis, apie tai reikėjo kalbėti ir reikėjo turbūt jau seniau kalbėti. Ir man labai patiko klausyto seminaro, kurį rengia inovacijų agentūra kartu su Justina ir jos kolegėmis. Justina yra Flow Sales agentūros įkūrėja, vystytoja, planuotoja, organizatorė ir ten labai daug. Labai fainas žmogus, su Justina mes esam čia pernai ir šiemet truputėlį vedę mokymus kartu Gabų mokymų platformai. Tai jau nuo pernai esame pažįstami. Tai atvirai pasakysiu, visą laiką sakiau, reikia prisijungti online mokymus pas Justiną pasiklausyti ir niekada neturėdavau tam laiko. Bet dabar pamačiau, kad jinai organizuoja, sakau, reikia ateiti dėl keletos paprasčiausių dalykų. Prisiminti paprastus, nes būna kitą kartą užmiršti. Kartu jokių automatizacijų, šią dieną jūs pralaimite prieš konkurentus labai daug. Todėl, kad apie 20% pardavimų jos sugeneruoja per kalėdas, tai gali būti visiškai kitos sumos. Vėlgi, jeigu jūs turite automatizacijas arba planuojate įsidiegti, bet jūs neturite srauto puslapį, niekas neužsuka, ar ne? Čia, kaip žinot, neprivažiuoja tas autobusas ir žmonių neišleidžia pas jūs. Tai jos, aišku, neveiks. Čia yra srautas turi būti, ar ne? Antras yra, kad visą laiką kažką naujo išgirsti. Komentuodami pridės emočių kažkokių, tai nieko tokio, jie vis tiek gaus tą įrašą. Svarbiausia, kad būtų šitas raktinis žodis. Ir dažnai, kur rodžiaus ta prasta automatizacija, kur gavau ne tai, ką aš komentavau, tai būna pažymi šitą vietą, kur bet kokį žodį ar reakciją uždėję gauna iš karto žinutę. Tai jeigu nėra toks tikslas, kad visi gautų, tai reikėtų tada įrašyti žodį, kuris užtrigerins automatizaciją. Ir trečias, pasimatyti su kolegomis. Mes kaip projekto valdytojai, tai bendravom su labai daug skirtingų agentūrų ir Justina irgi viena iš tų agentūrų, su kuria būtų labai smagu pradėti dirbti dėl to, kad žinau, kaip daro, žinau, kad gerai daro ir kad jeigu biudžetas leidžia dirbti su jais, tai tikrai visą laiką sakau, tos kanalus pasirinksim, kad koordinuotų specialistas toje srityje. Tai va, o trumpai apie mokymus. Tai visų pirma, kurie nebuvot, nesekat patys kalti, tai kaip akcentavo, jeigu dabar jau galvojate, kad naujienlaiškius reikia planuotis ir reklaminę kampaniją ir ką darysit kalėdom, tai jūs jau pavėlavot. Maždaug 3 mėnesius iki kalėdų, tai yra rugsėjo 25, mes tikrai oficialiai jau galime matyti reklamas ir Ikea viena iš tų turbūt yra, kur kolegė man prieš 2 savaitės siuntė ir sako, Justina, matai, Ikea jau yra eglutė. Aš sakau, tugi marketingė dirbi ir tau keista. Šiandien asmeniškai pats buvau Džiske, jau deda kalėdinės dekoracijas. Ikea sakė irgi taipogi. Tai ką jūs veikiat? Ir labai daug akcentavo taip, kad įmonės dažnai būna ypač smulkesnės, kurios užsivėlia tuose darbeliuose ir tada prisimena lapkritis, pabaiga, vidurys, tai reikia jau tada kažką postinti, reikia surasti ką, pats neturiu kada, tada ieškau, kas tai man padarys, visi užsikasę darbais, aš net nekalbu apie spaudą. Hebrytė, jeigu darote spaudą, reikia atsispausinti, tai jūs jau pavėlavot. Nes kalėdinis laikotarpis yra kosmosas, tai visą laiką tai žinokit. Dabar daryti atėjo, o tai man atėjo lapkričio 10 ir sakyti, gal 11 vienišių dienos pasiūlymą padaryti, kažin, ar ne, kažin, kas nors parašys naujienlaiškį man vakare, ar nesugalvojus. Tai taip nebus, ar ne? Kai jūs neturėsit plano, jūs jo ir neįgyvendinsit. Jūs pusę idėjų sakysit, kitiem metams, tai spalį pasiruošiam planą. Labai man patiko Justinos pasidalinimas apie jos patirtį dirbant su Pigu. Ir kai sako, jeigu jūs galvojat, kad mėnesį prieš kalėdas ruoštis, sako, Pigu ruošiasi, kada sakė, pavasarį, ruošiasi jau žiemos visiems marketingo planai ir visi kiti dalykai.
tiek mano kai kurie klientai, ypač gamyboje, tai jie prasideda apie kalėdas kalbą jau gan anksti, ar ne? Labai svarbu planuoti, labai svarbu susidėlioti, kas kada, kur kaip ir ką darysit ir kas bus ir dėl ko, kad nelaukti. Labai akcentavo atkreipti dėmesį į pardavimus, į kiekių valdymą ir dalinosi tikrai gerąją patirtimį. Bet mes turim storytellingą, mes turim personalizaciją, mes turim virtualius dovanų gidus, ne kuponus, ir interaktyvų galbūt kažkokį tai turinį. Mes kažkaip pritraukiam su gamifikacija, su kažkuo tą klientą pas save. Mes iš tikrųjų turėtumėm ją pamatyti anksčiau negu fizinėse parduotuvėse, tik tai, kad mes, lietuviai, esam pakankamai santūrūs žmonės. Ir galvoju, tai jeigu klientas pamatys dabar kalėdinės žvakės dabar, kol dar Maksimo jų nėra, tai jisai išsigas. Bet iš tiesų tai mes jį tiesiog jam parodysim, kad mes buvom pirmieji, kad mes jau turim. Nes mūsų laikotarpis iki kalėdų kiekvienais metais, nors iš tikrųjų anksčiau prasideda komunikacija, iš tiesų sutrumpėja. Šitame video daug neišsiplėsiu. Pasikartosiu. Jau dabar turėtumėt planuoti, kas bus, dėl ko bus ir kaip ir ką komunikuosit. Naujienlaiškiai yra labai svarbus jūsų lojaliam klientui ir jau reikia pradėti juos dabar apšildyti. Man labai šitą mintis patiko, kurią išsakė. Jos jau dabar reikia sakyti, kas bus, kas laukia. Nebijoti daryti tokio dalyko, kad žiūrėkit, mes ruošiame šventėm, gal darysit iš ankstinius užsakymus, gal bus įdomus kažkoks produktas, rezervuokitės, nes spalio viduryje yra pats metas jau pasakoti, nes žmonės jau žvalgosi. Tai čia yra žvalgyba, čia yra, kada prasideda pats pikas pirkimai. Netgi, jeigu tvarkingai pradedant komunikuoti, kas laukia, kas bus, tai galima parduoti. Aš atsimenu, pernai metais dirbau su Skautų slėniu, tai lapkritį, gruodį turėjom pardavimus į stovyklas. Kai kurie tėveliai, kurie nebuvo pratę gauti naujienlaiškių, sakė, jūs čia biškį spaminat, bet kalbėjom apie stovyklas, kalbėjom apie pasiruošimą, kalbėjom apie šventinį laikotarpį, apie žygius ir siųsdavom informaciją, kuri net nebūtinai sako, registruokis į stovyklą. Įtraukdavom tokią nedidelę eilutę apie pabrangimą, kad pabrangs dar tas, bet atsidarydavo, pasiskaitydavo, gaudavo naudingos informacijos ir tada žiūriu, wow, o kodėlgi ne, kodėl vaikui nepadovanoti kelalapį į stovyklą. Tai va, tai yra dalykai, kuriais galima tikrai sužaisti, ypač jeigu turite labai lojalę savo auditoriją. Patiko Indros pasisakymas apie automatizacijas, jų svarbą. Pagrindinės automatizacijos, sakyčiau, yra dvi. Tai yra būtent welcome automatizacija. Tai kai ateinate į svetainę, ten iššaukia pop-upas, greičiausiai siūlo jums nuolaidą arba kažkokį kitą nemokamą dalyką, mainais į jūsų elektroninį paštą. Žmogus palieka elektroninį paštą ir tuo metu gauna laiškus automatizuotus. Dažniausiai anksčiau tai buvo įprasta, kad tai yra tiesiog vienas laiškas, prisistatymas. Bent jau šias dvi reikėtų automatizuotis palei tam tikrus žingsnius. Kalbėjo apie reklaminės kampanijas, davė gražių pavyzdžių. Tai pirmasis naujienlaiškis buvo toks, viršuje yra headeris, tai yra logotipas, tam tikri mygtukai kreipiantys į website, ir tada buvo dedamas pagrindinis baneris, iš karto aiškiai matoma žinutė, kad tai yra nuolaida. Juoda spalva, tarp kitko, nėra prekiai ženklų, bet jinai buvo pritaikyta būtent tą juodąją savaitę. O galiausiai tą visą paskaitą buvo kalbama apie socialinius tinklus, šiuo atveju gal labiau automatizaciją, naudojant ManyChatą ir vadinamus freebius. Va čia man buvo labai įdomu pasiklausyti apie tam tikrus dalykus, ką gauna žmonės nemokamai, kažkokį PDF, gidą, receptūrą. Aprašyme ir tekste būna pakvietimas. Dar vienas yra pavyzdys, kaip galima ne per Reelsą daryti, o pavyzdžiui per Instagram karuselę. Tai iš karto pirmą skaidrį, kad kviečia prenumeruoti ir gauti saldžių dovanų gidą. Tada kodėl čia taip yra. Tada kas apie tą gidą truputėlį ir paskutiniai skaidriai kvietimas veikti, komentuoti noriu ir gauti, atsisiųsti gidą, kurį prieš tai rodžiau.
kad gauti kontaktą. Tai naudoju ManyChatą. Su ManyChatu pažįstamas esu nuo tada, kai buvo tik pradėta kalbėti apie automatizacijas ir visi puolė tenais daryti ir aš atsimenu, daug domėjausi jo, nemažai buvo projektų daryta. Po to kažkaip tai žmonės labiau norėjo gyvo pokalbį ir mažiau pradėjau jį integruoti, naudoti, atitrūkęs nuo to ir dabar pasidalino daug įdomios, geros informacijos. Tai reikia dar pasidomėti, susidėlioti ir, man atrodo, galėsime pasiūlyti tam tikrus sprendimus, padėsinčius įmonėms komunikuoti socialiniuose tinkluose, kad žmonėms būtų paprasčiau. Tai Juta apie tai kalbėjo ir tikrai reikės bandyti susisiekti, pasigilinsiu, pasimokysiu, pasidomėsiu, kad žinočiau, kas apie ką ir kur ir kodėl. Ir gali būti, kad Juta ir jos komandos dėka galėsim turėti papildomą automatizaciją e-komercijos projektams. Tiek gal trumpai. Laukia įdomus momentas apie kalėdas, jeigu tai ruoškitės, kyla klausimų, klauskite, jeigu reikia kažkokių sprendimų, galim padaryti, suorganizuoti, kad nereikėtų jums sukti galvos, kas gali padaryti tą, kas gali padaryti aną, kas gali padaryti kitus dalykus. Mes pasirūpinsim. Susikūriau šopą, ar ne? Ir sakau, nu va, aš šopas ir nieko nedarau, ar ne? Nu tai gal dar kažką reikia padaryti, ar ne?